Sveiki, čia yra Lukas iš riedis.lt ir šiandien jums noriu pristatyti labai kompaktišką mažylį, tačiau dviejais varikliais varomą naujausią Teverun modelį Teverun Fighter Q, kuris pakeitė buvusi praeitais metais Teverun Blade Q. Taigi yra nemažai atnaujinimų, apie juos šiandien ir pakalbėsime. Pirmas dalykas – labai solidi išvaizda ir pakankamai lengvas svoris. 27 kg už 2 variklius, labai galingas 52 V paspirtukas, 13 Ah baterija, kuri leis nuvažiuoti iki 40 km atstumą, 8,5 colių padangos, priekiniai galiniai stabdžiai, posūkiai ir integruotas naujos kartos Teverun ekranas su išmania mobiliaja programėle, kurioje galėsite ir matyti savo žemėlapį, kur jūs važiavote, ir atlikti įvairius nustatymus. Šis mažasis galiūnas turi 2 variklius po 500 W, kurių maksimali galia yra daugiau nei 2,5 kW. Ir šis paspirtukas važiuoja 25 km/h. Tačiau, jeigu jūs važinėjate privačioje trasoje arba norite išbandyti visą šio paspirtuko galią, Teverun komplektuoja prie šio paspirtuko specialų pultelį. Štai čia yra tas pultelis, taigi paspaudę mygtuką galite jį atsirakinti. O taip pat su šiuo pulteliu galite ir įjungti bei išjungti paspirtuką. Na, taip pat yra ir NFC kortelė, kuri yra kaip raktas. Įjungiant paspirtuką, reikia tą kortelę pridėti prie ekranėlio ir jis tik tuomet įsijungs. C formos amortizatoriai leidžia puikiai ir komfortiškai važiuoti per įvairias dangas. Na, o gražus Teverun apšvietimas leis jums būti išskirtiniu miesto gatvėse. O svarbiausias dalykas yra labai maža šio paspirtuko kaina. Patogus ir atnaujintas sulenkimo mechanizmas. Pabandykime šį paspirtuką sulankstyti. Ir štai taip užsifiksavus galime jį lengvai užsinešti į namus. Taigi, dar neturėjome 2 variklių tokio galingo žvėriuko už tokią mažą kainą. Atvykite į riedis.lt saloną, išbandykite, pasivažinėkite ir nuspręskite, ar jums išsirinkti patį mažiausią Teverun produktą, ar vidutinį, o gal net ir patį didžiausią. Turime visas detalės vietoje, servisas, aptarnavimas, esame vieninteliai atstovai Baltijos šalyse jau daugelį metų, taigi mes padėsime jums važinėti ir džiaugtis su jūsų naujoju Teverun paspirtuku. Na, o lyginant su kitais miesto paspirtukais, kurie dažniausiai turi tik tai vieną variklį, pavyzdžiui, Xiaomi arba Ninebotai, tik 36 V sistema. Anksčiau buvę populiarūs Viset paspirtukai, 48 V sistema, o čia yra 52 V, naujausios technologijos, akceleratorius pirštu. Jeigu norite nykštinio, atvykite pas mus ir mes jums pakeisime į tokį, kokio jūs norite. Norėčiau dar pademonstruoti amortizaciją. Štai kaip komfortiškai ir patogiai ant jo galima stovėti ir važiuoti. Vairas yra lenktos formos, todėl galime atveržus kelis varžtus jį pasireguliuoti aukščiau ar žemiau. Tai yra didelis privalumas. Na ir visas dizainas. Taip pat atnaujintas galinis purvasaugis labai uždengia visus purvus, ir priekinis purvasaugis, atšvaitai iš šonų, na viskas, ko reikia saugumui. Na, o dabar pakviesiu jūs apsižiūrėti, kaip atrodo visa šio paspirtuko panelė, naujasis ekranas ir kiti elementai. Taigi, čia yra viskas labai minimalistiška, integruota. Štai čia yra lempų mygtukas, posūkių mygtukai, garso signalas, priekiniai galiniai stabdžiai. Ir matome, kad dabar yra ir front, ir rear abu varikliai įjungti. Palaikius M mygtuką mes galime tai keisti. Išsijungia priekinis variklis. Turime tik tai galinį variklį, su pliusu padidiname iki didžiausio 3 bėgio ir pakeliame ratą, pasižiūrime, kaip jis išvystys greitį. Jis dabar yra užrakintas, na, o dabar atrakinome ir pasižiūrėkime išvystomą greitį. Štai kaip jis renka greitį, 55 ant laisvo, galinis ratas greitai ir tyliai sukasi. Na, 2 variklių nejungiu dabar, nes galim ir nuvažiuoti. Na, o įeiti į vidinį meniu labai paprasta. 2 kartus M mygtuką paspaudus yra vidinis meniu. Čia yra įvairūs nustatymai, kuriuos galite surasti instrukcijoje ir juos pasikeisti, jeigu jums to reikia. Taip pat juos galite keisti ir Teverun mobiliojoje programėlėje tiek Android, tiek iPhone telefonuose. Na, o dabar pasižiūrėkime įspūdžius iš pirmojo testinio važiavimo su Teverun Fighter Q. Taigi, Teverun Fighter Q itin kompaktiškas miesto paspirtukas už itin gerą kainą su 2 varikliais, 52 V sistema. Wow! Na, iš karto bandome, spiriamės, važiuojam. Kaip matau, dabar yra jungtas tik vienas variklis. Pravažiuokime gal pradžioj žvyrą.
Pasižiūrėkime, kaip veikia amortizacija, kaip su mažesnėmis padangomis. Amortizacija tikrai labai graži, standi, C formos tipo amortizacija, kaip ir Teverun Blade Mini paspirtuke. Paslėpti amortizatoriai tie patys kaip Blade Mini technologija. O dabar palaikome ir turėtų įsijungti 2 varikliai. Ir štai dabar įsijungiame 2 variklius. Ir jau dabar jaučiame visą šio mažylio galią. Wow! Kadangi paspirtukas itin mažas ir itin lengvas, tas greitis ant jo dar labiau jaučiasi, kas yra tikrai malonu. Beveik 45 km/h. Patogi šinykščio rankenėlė, labai ryškus ekranas, viskas matosi. Na ir iš tiesų smagu matyti, kaip keičiasi paspirtukų rinka per šios metus. Anksčiau 2 variklių varomas paspirtukas prieš 3-4 metus būdavo naujiena. Ir tai būdavo be galo, be krašto didelis išskirtinumas. Dabar tai yra beveik standartas ir už tokią kainą, kiek mažiau negu 900 eurų, Teverun Fighter Q modelis iš Fighter serijos su Fighter serijos kokybė, na tai yra tikrai įspūdinga, ką gali jums pasiūlyti Riedis LT ir Teverun komanda. Pabandykime pravažiuoti truputį žvyrkeliais. Nors padangos gal kiek ir mažesnės negu 10 colių modelių, 8,5-9 colių, bet jos yra labai plačios. Tai net ir važiuojant per žvyrkelius, jaučiame stabiliai, ramiai, gražiai. Ir dar taip pat stabdymas vyksta ir varikliu. Kiekvieną kartą, kai paspaudžiu stabdžius, girdžiu, kad variklis irgi pats padeda stabdyti. Na ir pasivažinėti tiek miške, tiek visur kitur su šiuo elektriniu paspirtuku tikrai labai smagu. Štai ir įkalnė, žvyruota be jokio įsibėgėjimo, drąsiai traukia ir tik toliau didina greitį, o nesustoja. Tai galios per akis, komfortas įspūdingas. Taip pat dar įdomus dalykas yra tai, kad galit pasirinkti, kuriuo varikliu norit važiuoti. Galiniu, priekiniu ar abiejais. Ne tik, kad įjungti vieną variklį ar abudu, bet dar ir galit pasirinkti, kuriuo varikliu važiuojat. Galbūt kam nors patinka labiau priekinis variklis, galbūt kam nors galinio variklio važiavimas. Tai tą galite pasireguliuoti, o mes kylam į mirties kalną. Paspirtukas šiuo momentu nėra pilnai pakrautas, tad galbūt greičio pilno ir neišvystome, bet tai nėra pagrindinis dalykas, ką mes dabar testuojame. Tai yra lengvas, greitas, nesustojamas įkopimas į mirties kalną. Labai smagus paspirtukas ir tiesiog noriu priminti, kad anksčiau rinkoje prieš kokius 3-4 metus egzistavo tokie Vised paspirtukai buvo populiarūs. Ir panašus modelis, kaip šis, su 2 varikliais, kainavo apie 1500 eurų ir su panašia baterija, ir su 2 varikliais, ir su tokiais pat diskiniais stabdžiais. Dabar šiais laikais jūs galite įsigyti net 52 voltų elektrinį paspirtuką. Anksčiau tie patys Visedai būdavo tik 48, pavyzdžiui, Vised 9. Galite įsigyti mažiau negu už 900 eurų su 2 metų garantija iš riedis.lt. Na tai iš tiesų yra įspūdingos technologijos, įspūdinga, kaip pasikeičia rinka, bet mes tuo ir džiaugiamės, kad galime savo klientam išvien pateikti naujausius, pažangiausius bei geriausią kainos ir kokybės santykį atitinkančius modelius. Tikrai siūlau išbandyti, na ir jeigu ieškote mažo, bet galingo paspirtuko, kuris paveš galbūt net ir kiek sunkesnį vairuotoją nuo 90-100 kg be jokių problemų, tai kviečiu tikrai apžiūrėti šį modelį.
Ačiū, kad žiūrėjote. Čia buvo Lukas iš riedis.lt ir smagių jums važiavimų su Teverūn. Būkite saugus. Iki. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.